Labas rytas, bičiuliai. Šiandien norėjau jums parodyti namą, kurį statėm ir pardavinėjau Vilniuje Riešėje. Štai čia toks dvibutis. Vienas jau parduotas, o pardavinėjom štai šitą. Beržų gatvėje, visai šalia Maxima. Vienoj pusėje gimnazija, vienoj pusėje molėtų plentas ir toks labai simpatiškas rajonėlis. Čia garažas. Garaže padarytos taip pat šildomos grindys. Jeigu žmonės norėtų garažą perdaryti į gyvenamąjį kambarį, ir aš tokį projektą turėjau, kad štai čia, tarkim, įdėti langą, lubos, apšiltinta. Čia yra išvesta šildymui. Jas, kadangi nėra žalia, nenupjauta šitoj vietoje. Čia kaip tvarkosi žmogus, kuris gyvens, įsirengia sistemą oras vanduo. Ir štai čia bus kiemas šito namo. Taip. Čia įėjimas, išvedžiotas grindinis šildymas, vonia, tualetas didelį. Ir štai virtuvė ir sklypas pakankamai nemažas, asfaltuotas keliukas, simpatiškas vaizdas į kiemą. Štai čia kaip atrodo kiemas, galima užsisodinti tujomis, pasidaryti tvorą. Vienas miegamasis, kitas miegamasis, tamsus kambariukas rūbams. Ir štai trečias miegamasis. Kol kas netinkavau, nes turbūt pas vienintelį iš gyvenvietės pastatytas iš silikatinių blokelių, ne iš pigių belarusiškų dujinių. Garažo vartai, alternos durys irgi 2000 kainavo. Na ir va, kam įdomu, prašom kreiptis, rodysiu dar šiek tiek statybininkų neūkiškumą. Statybininkai išvažiavo, vakar galvoju sutvarkysiu čia paliktas jų šiukšlės. Na ir pradėjau dėliot, nešiot. Ir čia jau kas liko, taip visą kitą išvežė. Ir va kiek pririnkau, toj parodysiu. Štai, net neišpakuoti lietvamzdžiai, palangės. Ir jų čia daug iš tikrųjų sudėta. Na ir va taip būtų mano pinigėliai išvažiavę į šiukšlės. Atrinkau ir medieną, supjausiu, sudėsiu į malkas. Tai štai toksai objektas, gražus stogas, kas nori gali darytis saulės kolektorinį šildymą. Šitą takelį kartu sutvarkysim ir padarysim arba trinkelėmis
arba išasfaltuosime. Jeigu žinote, kam įdomu, ačiū, kad pasidalinsit. Iki.